mieliosios mergelės, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 2024 metais, kiekvieną mėnesį. Ir pradėkime, žinoma, nuo sausio. Kas laukia mergelių 2024 metų sausio mėnesį? Kas laukia mergelių 2024 metų vasario mėnesį? Kokie svarbiausi įvykiai? Kas laukia mergelių kovo mėnesį? Kas laukia mergelių balandžio mėnesį? Kas laukia mergelių gegužės mėnesį? Kas laukia mergelių birželio mėnesį? Kas laukia mergelių liepos mėnesį? Kas mergelių laukia rugpjūčio mėnesį? Kas mergelių laukia rugsėjo mėnesį? Kas mergelių laukia spalio mėnesį? Kas laukia lapkričio mėnesį? Bei kas laukia gruodžio mėnesį? Ir dar noriu ištraukti 2 kortas iš orakulų kaladžių. Pirma bus iš šios kaladės. Klausimas būtų toks, kokią vieną praktiką mergelėm reiktų atlikinėti visus 2024 metus, jog jie būtų sėkmingesni. Kad metai eitų kaip per sviestą. Kokią vieną praktiką reikia atlikti. Taip, mums iškrito, mes tą kortą ir paimkim, visos kitos, kas atsivėrė, ignoruokime. Ir taipogi dar vieną kaladę. Iš jos aš noriu ištraukti vieną kortą, ką visata nori pasakyti mergelėm apie jų 2024 metus. Kokią žinutę visata turi mergelėms apie 2024 metus. Taip. Na ir kaip visada, toj pasižiūrėkime, kaip čia jų matosi kortos. Kaip visada, prašysiu minutėlę pamedituoti ir paanalizuoti iliustracijas, nes kortos gali jums įsipildyti pagal iliustracijas. Galbūt jau kažkas pas jūs vyksta ir jūs suprasite, apie ką čia eina kalba. Ir tada jau aš papasakosiu, ką aš matau jūsų prognozėje. Iš pradžių paanalizuosiu apibendrintai, kokie bus jūsų metai. Kuo daugiau turite didžiųjų arkanų kortų, tuo metai bus kupini daugiau įvykių, kurie turės įtakos ne tik 24 metais, bet ir ilgesniam jūsų gyvenimo laikotarpiui. Ar reikės kažkokius sprendimus priimti, ar kaip tik ignoruoti, ar imtis daugiau veiksmų, kad tiesiog turėti tą stipresnį, tvirtesnį pagrindą po kojom, kuris jums atneš sėkmę tolimesniuose metuose.
Tai pas jūs yra, kol kas daugiausiai, kiek didžiųjų arkanų buvo 24 metų prognozėse pas kitus zodiako ženklus, tai yra 6. Tai pusė per pusę, sakysim, pusę mėnesių turi stipresnius įvykius, pusę mėnesių turi įprastus, didelės įtakos ateities veiksmam neturinčius įvykius. Tai pas jūs tas pats, 6 didieji arkanai. Turime 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai va tais mėnesiais jums reikės daugiau dėmesio atkreipti į savo veiksmus, daugiau dėmesio atkreipti į kortų patarimus, kad tie metai būtų sėkmingesni. Toliau skaidant prognozę pagal 4 stichijas. Taip, pas jūs yra gana daug taurių, kas atsakingas už, ši stichija atsakinga už, ne stichija, simbolis taurės atsakingos už vandens stichiją ir jų pas mus yra gana nemažai. 1, 2, 3. Taip, tai reiškia, kad jausmai pas jūs konkuliuos 24 metais, į jausmus jūs sufokusuosite gana daug savo dėmesio, jūs skirsite būtent visas veiklas gyvenime, analizuosite iš jausmų perspektyvos taip, arba įvykiai bus tokie, kurie jūs privers jausti daugiau, negu jūs įprastai jaustumėte. Toliau žiūrint į lazdas, kas yra veiksmai, fiziniai kažkokie tais veiksmai, matau tik tai vieną lazdų kortą. Nebus pas jūs metai kupini fizinių kažkokių tais veiksmų, pokyčių ypatingai daug. Taip, beveik nebus. Toliau kardai, kurie atsakingi už komunikaciją, bendravimą, aš pas jūs jų išvis nematau. Tai reiškia, kažkokios tai stiprios komunikacijos, užmegzti ryšiai su kitais žmonėmis nebus pagrindinis dalykas jūsų 24 metais. Na ir pažiūrėkim materialinės vertybės, monetos, žemės energija, kiek pas jūs yra moneto energetikos, 2 kortos. Taip, tai kas pirmoji vietoj jausmai, antroji vietoj pinigai. Komunikacijos iš vis nėra ir šiek tiek veiksmo. Na, dabar paanalizuokime kiekvieną mėnesį nuo pradžių. Kas jūsų vis dėlto laukia? Taip, metai prasideda nuo emocijų kortos, taurių trejetas. Taurių trejetas, superinė korta, susitikimams su senais draugais, su pažįstamais, su klasiokais, galbūt jūs turėsit kokį klasiokų susitikimą, galbūt 3 draugės susitiksit, turėsit palaikymą, jeigu jums reikės, turėsit gerą laiką, o galbūt eisite į kažkokį mergvakarį, bernvakarį, vestuvės, kažkur tai švęsti, galbūt kažkokią progą susirinkti, kažkieno tai jubiliejus ar kažkas bus. Jūs su kažko tai susitiksite ir praleisite laiką. Aišku, gali būti, kad ir kažkoksai tai biznio projektas, bet jūs 3 jame būsit. Ne vienas žmogus, o 3 pasidalinsit visas atsakomybės ir veiklas. Bet greičiausia tai bus tiesiog naujų metų šventimas, kažkokia tai proga susirinkti. O gal atostogos? Atostogų galbūt išeisit, iškeliausit, kažkur pailsėsit ir praleisit džiaugsmingai laiką. Taip, nenori pas mane vasaris keliauti. Vasarį pas jūs superinė korta, metai pas jūs labai džiaugsmingai prasideda, didysis arkanas, saulės korta, spinduliuosite, džiaugsitės, pilnas pasitenkinimas gyvenimu. Toks pasitenkinimas saulės korta prilyginama, kaip mes buvom vaikai ir mes turėjom tas savo pirmas patirtis ir mums ta kiekviena dovana, kurios mes norėjom ir niekada neturėjom, kažkoks tai įspūdis, kažkokia kelionė, kažkokia tai veikla, kurią mums padovanodavo ar parodydavo, mums viskas teikdavo tiek daug džiaugsmo, tas kiekvienas įvykis atrodydavo stebuklingas. Tai
kaip maži vaikai jūs pajausite tą tokią stiprią laimę, džiaugsmą, pasitenkinimą įvykiais, kurie vyks jūsų gyvenime vasario mėnesį. Arba jūs jausitės graži, arba vėlgi praleisite laiką šiltoj šalyje, arba čia net moteris eina lyg ant scenos būtų, lyg vaidintų, gal aktorė būsit kažkokiam spektaklyje, gal kažkokiam pasirodyme, kažkokiam šou dalyvausite. Iš iliustracijos, kas jums gali įsipildyti, bet šiaip tai tikrai kažkas nutiks tokio, kas jums teiks didžiulį džiaugsmą. Pozityviai metai mergelių prasideda labai gražiai ir toliau jie pas mus keliauja labai pozityviai. Kovo mėnesį jums iškrito vėlgi didysis arkanas, vežimas. Ką vežimas simbolizuoja? Visų pirma, tai vežimas rodo, kad jūs gausite savo atkaklumo dėka. Tai jeigu jūs kažko norite, įdėkite visas pastangas ir atkakliai siekite to tikslo ir jums pavyks. Matote, mergina atrodo neįgali vežimėlyje, bet jinai stengiasi iš visų jėgų judėti į priekį ir jai sekasi. Tai judėkite į priekį. Kitas dalykas gali būti kelionė žemės transporto priemonėmis. Kelionė žeme. Tai yra ne oru, ne vandeniu, žeme, visom įmanomom priemonėm. Taip, paspirtukai, mašinos, dviračiai, motoroleriai, motociklai, fūros, bet kas, traukinys, arkliai, bet kas įsivaizduojat. Arba kovo mėnesį jūs fokusuositės, pavyzdžiui, į savo automobilį ar kitą priemonę, kuri yra su ratais. Taip, gali būti, kad nuspręsite taisyti automobilį tą mėnesį, gal kažkas pradės klibėti, atsipsėti. Ir taipogi tai yra vėžio korta, tai yra labai šeimyniška korta. Gali būti, kad turėsite kažkokią būtent kelionę su šeima ant ratų. Taip, išvažiuosite kažkur į turistinę kelionę, paiškilauti ar su kemperiu ar kažkas tokio. Tai tas mėnesis pas jūs arba bus orientuotas į kažkokius tikslus, kuriuos jūs labai norite pasiekti. Tai jeigu jūs turite tokių tikslų, tik įdėkite darbo ir jūs gausite tą puikų rezultatą, kurio norite. Jeigu jums bus laikas su šeima, tai pasistengkite išnaudoti pilnai tą laiką su šeima. Jeigu šeima reikalauja to dėmesio, duokite. Nes būtent tą mėnesį jums kažkaip ir iškrito, kad gali būti, kad reikės daugiau laiko su šeima praleisti, kurti tą ryšį, atkurti tą ryšį. Tai arba gali būti, kad jeigu nei vienas, nei kitas, tai tiesiog reikės pasirūpinti vis dėlto savo transporto priemonę, atsinaujinti ir galbūt techninę apžiūrą praeiti, arba ruoštis techninei apžiūrai, arba tiesiog jau kovo mėnesis vis dėlto, sakykime, tai gali būti ir padangų keitimas, taip, jau Lietuvoje ir žiema praeina. Kažką tokio reikės daryti. Bet irgi superinė korta visiškai nieko jinai neigiamo neturi. Taip, mergelės šiaip mėgsta rūpinti savo automobiliais, tai metų pradžioje pasirūpins savimi, po to ateis laikas pasirūpinti savo transporto priemonėm greičiausiai. Taip, kortos pas jūs pirma metų pusė labai labai graži ir pozityvi. Dar vienas didysis arkanas, pas jūs 3 didieji arkanai, pas jūs metų pradžia labai, labai svarbi ir įvykiai bus gana stiprus, pozityviai stiprus. Mums iškrito imperatorienė. Ką reiškia imperatorienė? Moteris, pasitikinti savimi, spinduliuojanti grožiu ir vidiniu, ir išoriniu, finansai pas ją superiniai, finansinė padėtis stabili, jinai jaučia, kad turi pagrindą po kojom ir netgi gali leisti savo kažkokius tai įsigyti prabangias prekes, paslaugas ar kažką tais ir save tokiu būdu apsidovanoti. Reikalai eisis kaip per sviestą.
Jūs jausitės tą mėnesį, kad turite gyvenime visko, ko jums reikia. Taipogi imperatorienė yra moteriška energija, mamos energija. Tai gali būti vėlgi kažkas susijęs su kūdikiu, taip. Tai gali būti ir nėštumo korta. Kadangi imperatorienė tradiciniai kaladėje yra atvaizduota su nėštukės pilvuku. Tai gali būti nėštumo korta kažkam tais, arba kažkam gali būti moteriško švytėjimo, grožio, galbūt jūs balandžio mėnesį nuspręsite kažkokias tai procedūras pasidaryti ar kažką tais, bet dabar galvoju, balandžio mėnesį lygtais pas mus atbulinis Merkurijus ir jisai bus visą mėnesį, tai geriau jokių operacijų nesidarykit ir brangių dalykų geriau nepirkit. Bet galbūt jūs laikėtės dietos, gal tas jūsų atkaklumas buvo, sakykime, kad reikia numesti kažkiek tais kilogramų, reikia grįžti į savo rutiną ir jūs pamatysit rezultatą balandžio mėnesį, kad štai stengiausi ir matau rezultatą veidrodyje ir esu patenkinta tuo, ką matau, dėl to ir nuotaika geresnė, ir finansinė padėtis tada jau tenkina labiau ir viskas atrodo gerai. Taip, toliau gegužės mėnesį šiek tiek jau toks liūdesėlis jūs aplanko. O aplanko nelabai reikalingas tas liūdesėlis. Taurių penketas, mergina liūdi dėl 3 taurių, kurios išpiltos, vietoj to, kad džiaugtųsi 2 taurėmis, kurios yra pilnos. Ir tai jinai liūdi ne tai, kad dėl to, ką jinai prarado. Jinai liūdi dėl to, ko greičiausiai net neturėjo. Tiesiog lyginasi su kitais. Kad, kiti tai turi, o kodėl aš neturiu, aš ir norėčiau ir to. Tiesiog pamiršot greičiausiai, ką jūs jau pasiekėt. Galbūt tas mergeliškas perfekcionizmas, maksimalizmas, jūs norite vis daugiau ir daugiau, bet jūs visiškai nepasirūpinat savo to vidiniu vaiku, nepagirėt, kad šaunuolis, šaunuolė, tu tiek daug padarėjai, tu tiek daug pasiekei, atsipalaiduok, tu pagyvenk dėl savęs ir negalvok, kad tau reikia dar kažką įrodyti, kažką įveikti, kažką laimėti ir tai be perstojo. Mergelės ribų neturi pasiekimams, taip, bet tą mėnesį labai jau jūs tai užkabins emociškai, taip, tai neliūdėkite per daug, pasistengkite rašyti, prie šitos kortos dažniausiai siūlau dėkingumo žurnalą kažkokį užsivesti ir rašyti 5, 10, 15, 20 dalykų, už kuriuos jūs esate dėkingi. Arba pamedituoti kasdien, kažkaip susifokusuoti daugiau į tai, ką jūs turite, negu tai, ko jūs neturite. Kad tiesiog praeiti tą mėnesį, nes nieko baisaus ši korta nerodo. Bet mes turim visi tą žmogišką pasilyginimą vienas su kitu, kažkokį tai nerimą, kad galbūt pagal mūsų metus mes nespėjame į kažkokį tai traukinį pagal standartus kitų, tai neliūdėkite, pasistengkite neliūdėti. Aišku, gali būti ir kažkoks tai kivirčas su šeimos nariais, taip, nesusipratimas, nesusikalbėjimas. Bet jisai netragiškas, nieko tragiško nebus tame, kad jūs ten 5 metus nekalbėsit, ne. Jūs kažką pasakysit viens kitam, bet kitą dieną, sakykime, jau jūs laisvai galite kalbėti. Galbūt nebent jausitės nesuprasta, tokia situacija, bet liūdesėlį stumkit į šoną, nes metų pradžia superinė ir nieko blogo nevyksta, visas šitas vyksta jūsų galvoje. Taip, ir keliaujame mes toliau ir ateina pas mus vasara. O vasara kažkodėl pas jūs prasideda nuo mirties kortos. Mirties korta nereiškia mirties, kad reikštų mirti, tai ten turi būti, keletas jau tokių stiprių kortų šalia mirties kortos. Čia tikrai ne ta situacija. Ką rodo mirties korta? Atgimimai iš pelenų. Tai yra Skorpiono korta ir transformacija.
baigėsi kažkoks gyvenimo etapas, bet jūs turite jį pabaigti, sakykime, tą etapą, ar pozityviai, ar negatyviai, nelabai svarbu, kad jūs galėtumėt atverti naują skyrių ir turėti gražią naują pradžią. Tai labai skirtingai šitą kortą išsipildo. Taip, vieniem kažkas tai tragiško, stipraus nutinka, kitiems per pozityvą. Ta prasme, žinot, nėra tokio kaip negatyvas ir pozityvas realiai. Labiau priklauso, kaip jūs į tą situaciją pažiūrėsit. Jeigu jūs turėjote toksiškus santykius ir galiausiai jūs tas žmogus paliko, jūs galite galvoti, kad tai pasaulio pabaiga, bet iš tikrųjų jisai tiesiog atlaisvino vietą naujai meilės energijai jūsų gyvenime ir ateis po kelių metų, po kelių mėnesių, po kažkiek tais laiko naujas žmogus, kuris nebus toksiškas ir jūs jausite su juo laiminga. Arba galų gale iš darbo jūs išmetė, ar apgaudinėjo, nemokėjo užtektinai pinigų, ar legaliai nenorėjo jūs įdarbinti, ar kažką, ir jūs galvojat, kaip blogai, vėl aš be pinigų, šiek tiek pakentėsite ir pas jūs ateis labai geros naujos galimybės. Tai čia labai priklauso nuo to, sakau, kaip mes žiūrime į kiekvieną situaciją. Bet kokiu atveju po šito pokyčio, po šito gyvenimo etapo pabaigos ar šitos veiklos pabaigos, jūs einate į naują transformacinį etapą, kuriame jūs būsite geresnė savęs kopija, negu buvote prieš tai. Jūs būsite išmintingesnis, išmintingesnė, protingesnis, su daugiau patirties, kuri jums padės pritraukti sėkmę naujose veiklose. Taip kad žiūrėkite šitą kortą iš pozityvios pusės ir tiesiog laukite tų transformacijų ir pasižiūrėsime vėliau jau jūsų mėnesinėse prognozėse, kaip ten viskas vystysis, klostysis detaliau tą mėnesį. Taip, Liepos mėnesiui jums iškrito Taurių riteris, pozityvi labai korta susijusi su jausmais. Kaip riteris neša taurę, taip jum atkeliaus kažkokia tai žinia, kuri privers jūs džiaugtis, jausti pilnatvę. Tai gali būti, kad atkeliauja nauja meilė, arba gali būti žinia apie šeimos pagausėjimą, arba bet kokia žinia, bet greičiausiai jinai bus susijusi su santykiais. Nebūtinai meilės, bet tiesiog santykiai su kitais žmonėmis ir ta žinia bus jums labai maloni. Pavyzdžiui, kvietimas į pasimatymą, jūs gal eisite į pasimatymą. Apskritai riteris yra jaunas vaikinas, kažkur tais nuo 25 iki 30 metų ir kadangi tai yra taurės, tai gali būti vandens stichijos vaikinas, vėžys, skorpionas arba žuvis, kuris bus jūsų gyvenime ir tai gali būti jūsų nauja meilė. Jisai bus jautrus emociškai, intelektualus, bandantis suprasti jūsų emocijas, bandantis gilintis, ieškoti kažkokios tai gilesnės prasmės, dvasiškesnės prasmės. Bet aišku, kadangi tai ne karalius, o riteris, tai tas jo jaunas amžius duos jam, tokių nepilnai subrendusio žmogaus savybių. Galbūt jeigu būtų taurių karalius, jisai būtų ramesnis, mokėtų valdyti savo emocijas, taip, bet kadangi tai yra riteris, jaunas vaikinas, tai gali būti, kad jam bus sudėtingiau valdyti savo emocijas, jisai bus emociškai pažeidžiamesnis, jisai norės gal kasti jum atgal, nes jį kažkas įskaudino, nors jūs net nepagalvojot, kai sakėt, kad būtent ta linkme nueis jūsų žodžiai. Tai arba gali būti nebūtinai jūsų meilė, bet gali būti būtent to amžiaus jūsų vaikas, ar šiaip kažkoksai tai žmogus, kuris turės daug įtakos jums tą mėnesį, sakykime, kaimynas, toks jaunas vaikinukas jums tą mėnesį
kažkur tai daug pagalbos suteiks, taip, arba studentas pas jūs klasiai būtent tokio pobūdžio išsiskirs iš visų kitų mokinių ir turės gerus rezultatus ir gal jūs daugiau dėmesio jam skirsit. Tai pas jūs Liepos mėnesis arba susijęs su kažkokiu tai jaunu vyruku to amžiaus, arba greičiausiai bus labai džiugios naujienos susijusios su emociniais reikalais. Rugpjūčio mėnesį turim vėlgi didįjį arkaną, sėkmės ratą, laimės ratą, fortunos ratą, kaip kas vadina, labai gera korta, tai yra sėkmės korta. Jūs lydės sėkmė rugpjūčio mėnesį, karminė sėkmė, kurios jūs nusipelnėte, dėl kurios jūs anksčiau dirbote ir pagaliau gausite tą savo rezultatą. Aišku, tai gali dar būti, kadangi tai yra ratas, jisai sukasi. Taip, jisai sukasi aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Tas vienas taškas, taip, tai jisai čia, tai jisai čia, tai jisai čia, tai jisai čia. Ir gali būti tiesiog, kad keisis kažkokia tai situacija. Jeigu prieš tai ta situacija buvo labai bloga, tai dabar jinai pakils į pozityvų tašką. Jeigu prieš tai situacija buvo labai pozityvi, gal jinai šiek tiek pasileis žemyn. Iš blogosios pusės tai gali būti kažkokie tais kazino, lošimai ar kažkas tai, ko geriau vengti. Tai jeigu tai susijęs su lošimais, tai bandykite atsisakyti šitos savo pramogos. Aišku, vienas kartas nepakenks, bet jeigu tai yra dažnas atvejis, tai jau tą mėnesį jums reikia, visata duoda ženklą, kad gal jau stabdykite su šitom veiklom. Bet jeigu nesusiję tai su jumis, tai tada turi lydėti sėkmė kažkokioj tai srity, kaip ir šios merginos, kaip visada noriu atkreipti dėmesį, kerpa siūlą, rašo kažką tai į žurnalą, manifestuoja, jos pačios kuria savo sėkmę, savo ateitį ir jums irgi patarimas tą mėnesį, rašykite į knygelę ar pasidarykite kažkokią tai lentą su nuotraukom, ką jūs norite pritraukti į savo gyvenimą, ko jūs trokštate, kad ir tos pačios materialios vertybės, nematerialios vertybės, viską susirašykite, viską atsispausdinkit, prisiklijuokit, žiūrėkite tas nuotraukas, ko jūs trokštate ir visata sureaguos į jūsų žinutes ir jūs tai gausite anksčiau ar vėliau. Taip, tai pas jūs labai daug. Metai jūs norės apdovanoti, taip. Čia jūs džiaugiatės, čia kažkoks tais džiaugsmingas įvykis, sėkmė nusišypsos, čia jūs įdėsite pastangų ir vėl jūs švytėsite, žibėsite, čia kažkokios tai transformacijos, gal tos transformacijos ir bus susijusios, kad po tos transformacijos kad su kažko įsiskyrėt ar kažką ir atkeliauja pas jūs naujas vaikinas į gyvenimą. Ir vėl jūs džiaugiatės, vėl pas jūs sėkmė. Ir rugsėjo mėnesį, ką mes matome, rugsėjo mėnesį lazdų trejetas. Lazdų trejetas taipogi superinė korta, tai gali būti kelionės korta, nes matote, mergina jau įsiruošusi į žygį. Trejetas yra jau ne tik, kai jums kažkokia tai idėja į galvą atėjo, ne tik jau, kai jūs nusprendėte, kad jūs to imsitės, bet čia pats pirmas žingsnis, kai jūs jau to ėmėtės. Tai kadangi lazdos atsakingos už veiksmus, tai čia greičiausiai bus kažkoks fizinis veiksmas, taip, galbūt jūs nusprendėte prieš tai, kad jūs norite išmokti vairuoti ir rugsėjo mėnesį pas jūs prasideda vairavimo pamokos. Galbūt nusprendėte, kad jūs norite kažkur tai studijuoti, kas labiau susiję ne su smegenim, ne su skaičiais, o fiziškai kažką taip, nusprendėte būti virėju ir įsigijote kursus kažkokius, tai nusprendėte būti šokėju ir įstojote į kažkokią tai šokėjų grupę. Belekas gali būti, kas labiau susijęs su fizinė veikla. Nusprendėte lankyti sporto klubą ir rugsėjo mėnesį bus pirmas kartas, kai nueisite į sporto klubą. Tai kažką jūs čia apie ką anksčiau galvojate, dabar jūs imsitės pirmo žingsnio tam veiksmui atlikti.
Arba gali būti, kad tiesiog kelionė kažkokia bus ir greičiausia bus turistinė kelionė, bet nebūtinai. Bet jau jūs kažkur nusprendėt ir jau pakeliausite tą mėnesį. Na ir spalio mėnesį, jeigu čia pas jūs buvo kelionė, tai aišku reikia jau atidžiau žiūrėti savo pinigus. Ir spalio mėnesį jums iškrito monetų ketvertas. Monetų ketvertas yra tokio finansinio stabilumo korta, santaupų korta. Jeigu neturit santaupų, tai jums atkreipti dėmesį tą mėnesį į savo finansus ir bent jau 10% nuo atlyginimo pabandyti atsidėti į šalį. Gali būti, kad nebus tiek daug pinigų tą mėnesį ir reikės tiesiog pabandyti išbalansuoti, kad per daug neišleisti. Na, atidžiau skaičiuoti, sakykime, ką jūs dedatės į krepšelį parduotuvėje, ar jums reikia to maisto produkto, gal geriau tą nusipirkti, ar tikrai jums reikia 5 šampūno, ar tikrai jums reikia dar vieno blakstienų tušo, taip, ar tikrai jums būtina dabar nueiti į tą vakarėlį, ar tikrai jums būtina nueiti į kiną. Jūs turėsit tą mėnesį tiesiog šiek tiek atidžiau planuoti savo finansus, bet tai nėra bloga korta, kad jums trūks pinigų ar kažką. Ne, tiesiog pasistengkite turėti tą pagrindą skrynioje ir tada jau ramiai galėsite tą mėnesį praleisti, bet greičiausiai gali būti, na taip. O gal sėkmė, pavyzdžiui, čia jūs laimėjote kažkokioje tai loterijoje kelionę, čia jau jūs nukeliavote į tą kelionę, bet vis tiek savo išlaidų turėjote ir jau spalio mėnesį reikia pataupyti. Taip, toliau. Pas mus eina lapkričio mėnesis, monetų penketas. Čia pas jūs monetų ketvertas, čia pas jūs monetų penketas. Na, lapkričio mėnesį gali būti stipresnė. Ne tai, kad stipresnė, bet šiek tiek stygius pinigų. Čia nepasakyčiau, kad pas jūs yra stygius, tiesiog jums reikia paskirstyti savo finansus protingai, taip. Toliau čia gali būti arba finansinis stygius, arba gali būti šiek tiek problemų su sveikata, nes matote, šaltas oras parodytas, arba tiesiog jums bus labai šalta tą mėnesį, aišku, jau lapkritis Lietuvoje šaltas, tai tiesiog gal šalsite, gal kažkur tokia situacija bus, kad neveikia šildymas, sugedo ar kažką ir jums labai šalta visą laiką, arba tiesiog peršalimas, tai irgi pasistengkite pasaugoti savo sveikatą tą mėnesį, bet taipogi gali būti, kad šitom merginom reikia pagalbos ir jom reikia tiesiog palipėti 2 laipteliais ir pabelsti į šitas duris, kad joms tą pagalbą suteiktų, bet jos apsimeta, kad jos nemato, kad yra čia kažkokios duris ir bando eiti pačios tolyn. Tai čia jums gali būti ir žinote, kad jeigu yra tokia situacija, kur matote, kad jums praverstų kitų pagalba, tai pasikreipkite į tos pagalbos. Pagalba nėra blogas dalykas, kiekvienam kartais iš mūsų jos gyvenime reikia, tai išdrįskite paprašyti tos pagalbos. Nesvarbu, ar tai finansinė, ar kokia, galbūt jūsų draugė žino, sakykime, kažkokią tai įmonė, kuri dabar ieško darbuotojo ir jinai galėtų užtarti jūs, o jums kaip tik labai labai reikia darbo. Tai paanalizuokite lapkričio mėnesį, ar pas jūs nėra tokios situacijos, kur jums reikėtų paprašyti kažkieno pagalbos. Jeigu nėra ir su finansais viskas gerai, tai pasaugokite savo sveikatą, šilčiau apsirenkite, neperšalkite ir viskas bus gerai. Čia dar tokia šiaip korta ir dvasingumo neturėjimo. Galbūt tą mėnesį visiškai nusisuksite nuo dvasinės gyvenimo pusės, nuo tos aukštesniosios gyvenimo pusės, taip. Galbūt anksčiau jūs daugiau dėmesio į ją kreipiate ir tuo metu jūs jautėtės labiau pakylėta, jūs labiau pozityviau į gyvenimą žiūrėjot, o tą mėnesį
Na, aišku, būna ir tokių situacijų, kad kai labai blogai su finansais ar sveikata, tai nelabai yra laiko prisiminti maldas ir Dievą, ir bažnyčią, ar į ką jūs ten tik ir tikite. Tai kaip ir susiję visi šie dalykai, tai jeigu dvasingumo trūkumas, dėl to irgi gali būti toksai liūdesys ateiti. Ypatingai, kai oras Lietuvoje jau bus, toks nelabai malonus, šaltas, tamsus, tai pabandykite labiau atkreipti dėmesį į savo dvasingumą ir praeiti tą mėnesį pozityviau ir paprašyti kažkieno pagalbos. Na ir gruodį jūs uždarote su trenksmu. Teismo korta pas jūs. Teismo korta retai reiškia teismą, bet gal kažkam ir reikš kažkokius įvykius susijusius su teismu. Bet dažniausiai tai korta kaip tik atvirkščia negu lapkričiu jūs turėjote. Dvasingumo lygis pas jūs pakyla į naujas aukštumas. Gali būti, kad galbūt pagaliau gruodžio mėnesį jūs darysite tai, ką jūs norite daryti. Prieš tai labai jūs klausėte ir tikėjote, ką jums kiti sakė, daryk taip, daryk anaip, nedirbtų šitoj profesijoje, nestudijuoktų šitos profesijos, geriau nereikia, nelabai pelninga, neiktų ten mokytis, ten nesąmonė, bet ką jūs girdėdavo, tai gruodžio mėnesį jūs nuspręsite, pakaks, aš trokštu daryti tą ir man nieks nesutrukdys ir aš tai ir darysiu. Tai arba gali būti, kad pagaliau jūs pradėsite savęs klausyti, arba gali būti teismas, arba gali būti, sakykime, kad jūs turėsite kažkokios tai veiklos, kuri bus susijusi su komunikacija, nes kaip matote, mergina čia kalba. Tai komunikacija nesvarbu, rašytinė, sakytinė, ar jūs nuspręsite savo vlogą kurti, ar atsidaryti susikurti YouTube kanalą ir pradėti kelti kažkokius tai podcastus ar video ar kažką tais, ar jūs nuspręsite eilėraščius rašyti, ar pradėsite knygą savo rašyti, ar nuspręsite, kad jums įdomu dirbti darbą, kuriame daug laiškų reikia rašyti, ar, sakykime, būti klientų pagalbos linija kažkokia, visa tai, kas su tuo susiję, arba kūrybiniai darbai, tiesiog kaip dainavimas, aktorystė, dar kažkokia tai kita veikla ant scenos, kad ir studentam dėstymas paskaitų arba savo paskaitų sukūrimas ir pardavimas online. Taip, nes matote, kad merginos, žmonės klausosi, čia yra minia, kuri palaiko tą merginą, tai jūs turėsite savo sekėjų tą mėnesį ir jūs būsite pastebėti. Tai išaušo kaip ir jūsų teismas ir pagaliau jums atsipirks, sakykime, jūsų veikla, jūsų pastangos ir jūs pagaliau kažkas tai pastebės. Tai pas jūs tokios su trenksmu kortos visos, labai pozityvios kortos, kad šita korta šiek tiek liūdnoka ir šita, tai kaip tik abi penketai, tik čia labiau ties finansais orientuota, čia labiau ties jausmais, bet jos yra tik maži trikdžiai, jos nėra kažkokios tai drebinančios visą jūsų gyvenimą ir 5 ateities metus, taip kad nepergyvenkit, jūs per tai praeisite. Ir kokius patarimus mes čia turime iš orakulų kaladžių, ką pirmasis orakulas, kokią praktiką reikia atlikinėti, kad 24 metai praeitų sėkmingiau. Tai jums ir patarimas, kritiškumą paverskite gerumu. Tai nebūkite nei savo, nei kitiems kritiški. Visi mes galime pasakyti kažką blogo apie kitą žmogų, jį pakritikuoti, bet kažkaip mes labai jau nenorime sakyti nieko gero kitam žmogui, nors patys tai tikriausiai norėtume gyventi visuomenėje, kur mus tik liaupsintų, bet patys tai mes niekieno neliaupsinam. Tai mergelėms visi 24 metai pamirštat kritiškumą, jūs ir savo esat labai kritiškos. Perfekcionizmas kartais yra gerai, bet dažnu atveju
tai nėra gerai ir perfekcionizmą bandykite kovoti su perfekcionizmu, nes perfekcionizmas neleidžia jums atsipalaiduoti. Kaip kovoti, pabandykite į susitikimą ateiti, kad ir koks jisai bebūtų, 5 minutėmis pavėlavę. Arba bent jau atvykite į susitikimą ne 20 minučių prieš jam prasidedant, kaip dažna mergelė mėgsta daryti, bet 5 minutės iki susitikimo. Bandykite atsipalaiduoti labiau. Prieš išeinant kažkur tai į susitikimą, pažiūrėkite atlaidžiau į savo išvaizdą, nekreipkite dėmesį į kiekvieną ten spogelį, ar tai pasišiaušusi plauką, ar tai kažkokį tai netobulą megztinį. Pasistengkite atsipalaiduoti ir metai bus pozityvesni ir pasistengkite kitiems žmonėms geriau pozityvų žodį pasakyti, negu pakritikuoti. Ir ką jums visata nori pasakyti apie jūsų 24 metus, kokią žinutę? Taip. Atskleiskite, išreiškite save, pasidalinkite savo dovanomis su pasauliu. Ir kaip matote, čia yra raganos kepurės korta. Tai čia labiau kalba eina, jeigu jūs turite tą visatos suteiktą dovaną, kad jūsų intuicija stipresnė, jūs geriau matote situaciją iš šono, jūs turite talentą savo kalbomis pagydyti žmogų taip, kad jisai, jaustųsi pozityvesnis, kad jisai pamirštų savo bėdas, kad ir kokią jūs turite dovaną suteiktą jums visatos, šiuos metus jūs turite ją panaudoti. Paanalizuokite, kokios jūsų yra stiprybės, charakteryje, taip, sakykime, pamastykite, kaip žmonės į jūs reaguoja skirtingose situacijose. Galbūt žmonės visada tik pas jūs eina, kai jūs dirbate, taip? O kodėl žmonės eina pas jūs, kai jūs dirbate, o ne kai jūsų kolegė dirba, taip? Paanalizuokite, ar jūsų energetika kažkokia kitokia, gal jūs pozityviau galvojate apie žmonės, galbūt jūs jiems kažką tokio svarbaus pasakote, ką jie nori išgirsti. Paanalizuokite, kame jūs esate stiprus. Įsigryninkite savo stipriasias pusės ir jas bandykite kuo daugiau naudoti 2024 metais. Ir tai greičiausiai jum ir atneš sėkmę, nes pas jūs labai daug sėkmės ir pozityvo 2024 metais ir net 6 didieji arkanai, tai metai bus jums svarbus. Ne tik įvykiai, kurie vyks 24, nepasiliks tik tai 24. Jie turės padės kažkokį tai pagrindą jūsų dar ateinantiems keliems metams. Tai kągi, linkiu mergelėms didžiausios sėkmės ir su nekantrumu norėsiu atlikti jūsų prognozę atskirai kiekvienam mėnesiui, nes matosi, kad sėkmė, tai norėsis detaliau pažiūrėti. Tai didžiausios jums sėkmės, nors jūs ją ir taip jau turėsite 24 metais ir susitiksime jūsų kasmėnesinėse prognozėse.